Žino, dabar jie mokymai kaip tas viral cheesecake TikTok'e. Kuo skirtingų daugiau skonių išbandai, tuo labiau suvoki, kad tau nereikia būti tuo profesionaliu šefu, kad galėtum skanų desertą ragauti ar ne. Taip ir su jais mokymais vienos merginos dėka pagaliau mes turėsim greitai jau Aikos mokymus lietuvių kalba, ta prasme. Dar nei vienas tikriausiai skaitmeninis kursas nėra buvęs išverstas į lietuvių kalbą. Ir šiandien yra paskutinė diena įsigyti $50 mažiau. Aplamai Aika mokymus aš dievinu, nes man nereikia ateiti rodytis istorijus ar tiesiog kelti save į socialinę mediją, bet šiandien ypatingai noriu pasidalinti, nes tai yra bele kaip džiugi diena, nes jie bus lietuvių kalba tiems žmonėms, kurie dažniausiai man užduoda klausimus ir jie yra vienas iš populiariausių klausimų, kokia kalba mokymai. Dabar chebrytė bus viskas ant lėkštutės, tada teikit.